Greičiausia mano ryto rutina būna tada, kai ruošiuosi į sportą ir ji trunka vos 5 minutes, įskaitant ir ekspres makiažą. Skirti mažai laiko veido odos priežiūrai ne visada reiškia, kad neturėsi rezultato. Svarbu pasirinkti tinkamas priemonės ir tinkamai jas naudoti. Jei tau patinka greiti rezultatai, tai pažiūrėk šį video iki galo. Bazinė ir minimali veido odos priežiūra visą laiką prasideda nuo prausiklio, tinkamai parinkto tavo veido odos tipui, ir tas prausiklis paprasčiausiai nuplauna visus nešvarumus ryte ir vakare ir paruošia odą sekantiems produktams. Na, o šis prausiklis, kurį šiandien naudoju, ir visi kiti produktai, kuriuos tepsiu, turi specialų TimeWise 3D kompleksą, kuris jaunina, skaistina veido odą ir stabdo senėjimo procesus. Būtent todėl, naudojant šias priemonės, pakanka 3 minučių ryte ir vakare, tam, kad jau po 2 savaičių matytum rezultatus savo odoje. Pagrindinis skiriamasis ženklas, kad prausiklis pas tave yra tinkamas, tai yra komforto ir gaivos jausmas po nusiprausimo. Gaivinamasis losjonas po nusiprausimo tai yra viena maloniausių mano ritualo dalių. Jo sudėtyje yra niacinamidas, raminamosios žolelės ir hialuronas, kas atgaivina mano odą ir suteikia labai gerą komforto jausmą ir leis visom kitom priemonėm dar geriau įsisavinti į gilesnius odos sluoksnius. Mano oda švari, paruošta, gaivi ir dabar beliko užtepti tai, kas jai yra reikalingiausia. Keli paspaudimai serumo su vitaminu C+E, veido odos skaistinimui, stangrinimui, elastingumo didinimui, šiek tiek paakių kremo paakių zonoje. Visuomet stenkis atskirti paakių kremą nuo veido kremo, nes paakių kreme yra specialūs ingredientai, kurie nuima paburkimus, patamsėjimus ir raukšlėles, smulkes ir gilesnės geriau lygina nei veido kremas. Kol patepam paakius, serumas kaip tik būna jau įsigėręs ir pats laikas veido kremui. Aš naudoju lengvai įsigerinti, bet labai intensyviai drėkinantį veido kremą, kuris turi priešraukšlinę formulę. Jis nepaliks lipnumo ant veido odos, bet drėkins veido odą 12 valandų, todėl pakanka 2 kartus per dieną juo patepti veido odą ir tokiu būdu užtikrinti komfortą 24 valandas per parą. Atėjus rudeniui vis dažniau jaučiu, kad mano lūpų oda taip pat prašo daug daugiau drėgmės, tad patepsiu jas lūpų balzamu su sviesmedžiu. Man labai jis patinka, nes jis palaiko tą drėgmę net apie 6 valandas, todėl nereikia tepti kas 15 minučių. Ir užbaigiu viską su apsauga, kuri turi SPF 30, tam, kad mano veido oda būtų apsaugota nuo visų išorinių veiksnių poveikio ir to, kas sendina odą. Na štai, matai, nepilnų 3 minučių pakanka tam, kad atlikti ryto rutiną ir prižiūrėti veido odą kompleksiškai. O čia dalis toms, kurios mėgsta bent minimalų makiažą. Aš naudoju CC kremą, kuris išlygins mano veido odos spalvą. Jis yra kreminės tekstūros, pamaskuos visus atspalvių netobulumus ir dar papildomai drėkins mano odą bei apsaugos nuo visko, kas tvyro ore ir nusėda ant veido odos. CC kremą aš priskirčiau ne prie dekoratyvios kosmetikos, o prie veido odos priežiūros priemonių, nes jis yra nekomedogeninis, nekimš porų, nesijaus visiškai ant veido odos, veiks kaip papildomas kremas, apsaugantis veido odą. Truputėlį tušu paryškinu blakstienas. Aš šiuo atveju naudoju vandeniu atsparų, nes einu į sportą, kad nenubėgtų ir liktų viskas vietoje. O šiaip kasdienai labai rekomenduoju naudoti mūsų kitus tušus, kurie yra neatsparūs vandeniui. Jie puikiai išsilaiko, nenubyra, paryškina blakstienas ir padaro akis išraiškingesnės. Renkantis tušą visuomet stenkis atkreipti dėmesį ne tik į šepetėlį, bet ir jo sudėtį. Rinkis tušą, kuris turi specialų plauką prižiūrinti kompleksą, kad jis netrupėtų, nebyrėtų, nes ir tušo dėka blakstienos gali užaugti ilgesnės ir sveikesnės. Na ir patarimas labai skubančioms arba minimalistėms vienu produktu suteikti gyvybės veide. Skruostams ir lūpoms panaudojant vieną lūpdažį. Intensyvumą gali pareguliuoti pati pagal savo nuotaiką. Tavo priežiūra neturi būti sudėtinga, bet gali būti labai greita ir efektyvi. Beje, būtent spalio mėnesį, būtent šiam rinkiniui yra speciali kaina, kurią gali pasinaudoti ir tu ir turėti gražią prižiūrėtą odą. Ir dar viena gera naujiena, prieš įsigijant rinkinį gausi dovanų individualią konsultaciją nuo manęs, kaip rūpintis savo oda. Nieko nelaukus, parašyk.